Norėčiau pasakyti, kad jau jūs kiekvienas nugalėjote, kad būtent nesirinkdami, važiuodami čionais, pasiryždami priimti šitą iššūkį. Visi tikisi iš jūsų, kad šiandien taip pat jūs įdėsite nemažiau pastangų, parodysite tikrai geriausią rezultatą, besivaržydami tarpusavyje. Svarbiausia, kad dienos pabaigoje jūs kiekvienas savo ir visiems kitiems galėtumėte pasakyti, kad aš šiandien padariau viską, kiek buvo įmanoma. Pradėsim pasirodyti. Laisvalaikiu tai pagrindinio sportas užsiemu arba namie kažkokiais savo reikalais, o taip tai dažniausiai karo akademija kažkokia užsiėmimą būna. Ar čia patinka? Taip. Disciplina atsirado didesnė, kažkoks kaip ir atsakomybė tikrai yra ir šiaip daugiau visokios veiklos, kad kažką gali nuveikti, o ne tiesiog, pavyzdžiui, namie sėdėti. Ar ateityje planuoji studijuoti Lietuvos karo akademijoje? Dar tiksliai negaliu pasakyti, bet buvo tokia mintis. Kas labiausiai patinka Lietuvos karo akademijoje ar jaunųjų lyderių programoje? Tai, pavyzdžiui, užsiimu mytyre, kai einam šaudyti su koviniais ginklais arba kliūčių ruožas per fizo pamokas, kai komandiškai turim padaryti tam tikras užduotis ir lyderystės pamokas, taip pat, kai komanda turi atlikti tam tikrą užduotį per tam tikrą laiką ir tam tikromis sąlygomis. Išmokti vadovauti, kad tavęs komanda klausytų, atlikti operatyviai greitai užduotis, kad greit galvoti, ką tau reikia padaryti ir kaip viską teisingai padaryti ir kaip nepalikti žmonių bėdoje, kad jiems reikia padėti irgi. Mėgstu daug sportuoti, mėgstamiausias tai yra plaukioti ir važinėtis į dviračiu. Kokie tavo potyriai pasikeitimai dalyvaujant jaunųjų karių lyderių programoje? Daugiau disciplinos ir planavimo laikas ir tarp savo dienotvarkės surasti dar daugiau laiko kažką tai atlikti. Tai galbūt geriausias dalykas. Ar ateityje planuoji studijuoti Lietuvos karo akademijoje? Nežinau, kaip pasiseks, bet greičiausiai stosiu ir galbūt paskui stosiu į oro pajėgas. Ar prieš jaunųjų lyderių programą įsivaizdavai Lietuvos karo akademiją kitaip? Kas pasikeitė? Iš tikrųjų neįsivaizdavau, ar pateksiu čia ar ne. Kaip atėjau į šitą programą, tikrai supratau, kad čia galiu patekti ir čia įdomu. Ką gali,
Sveiki, aš esu Rokas, 9-okas iš Vilniaus Antakalnio gimnazijos. Šiais metais pradėjau lankyti šią programą Karo akademijai, bet kartu ir esu šaulys 3 metus. Kuom užsiimi laisvalaikiu, kokie tavo pomėgiai? Kaip ir sakiau, esu šaulys, tai pagrindė miškas, su draugais pasibuvojimas ir kartais prisėdu prie kompiuterio. Didžiausias pasikeitimas buvo, kai įstojau į Šaulių sąjungą ir supratau tą reikšmę tos karybos disciplinos. Bet šiaip, kai įstojau į akademiją, aš praplėtė mano akiratį apie pačią akademiją ir kas vyksta iš vidaus. Ar ateityje planuoji studijuoti Lietuvos karo akademijoje? Taip. Po karo akademijos tikiuosi mane dislokuos į artilerijos batalioną arba inžinerijos. Ar prieš jaunųjų lyderių programą įsivaizdavai Lietuvos karo akademiją kitaip? Ar nuomonė pasikeitė? Ne, visiškai nepasikeitė. Noras buvo studijuoti čia ir noras dar tęsis. Tai aš esu Andrius, esu iš Alsėdžių, esu šaulys kaip jau 3 metai. Ai, palačia, žemaitiška. Gerai, žinai. Tai aš esu Andrius, esu iš Alsėdžių, jau esu 3 metai kaip jau šaulys. Man tikrai, ką patinka lankyti. Aš esu Urtė, iš Alsėdžių, šaulius esu jau virš 2 metų ir labai patinka šaulė. Man tai asmeniškai patinka visokios stovyklos, renginė, gali susitikti arba susirasti naujų draugų, pabūti smagiai praleisti laiką. Aš irgi pritariu Andriui dėl renginių ir dėl visokių naujų potyrių, bet šiaip labai faini ir bendruomenė šaulių, nes kiekvienas būrys arba kiekviena komanda ir aplamai vis Šaulių sąjunga į labai faina, nes vis žmonės bendraujant ir tu nesijauti kitoks. Tu ateisi ir tu būsi vienas iš anų ir vis laik tai priims to, kaip tu esi ir tiesiog tas labai faina, kai bendruomenė išmoks. Man įstojus į Šaulius iš karto atsirado žymiai daugiau veiklų. Išvažiuoju visur, visokius kelionis, visur rengintis, kaip tai sakau, su draugas susitikti, su visko. Žodžiu, faina visą. Tada mokyklo pradėjo būti daugiau šaulių, pradėjo būti šaulių būrėlis ir daugiau draugų atsirado. Studijuoti karo akademijoje gal norėčiau, bet viskas priklausys nuo egzaminų, kad išlaikyti. Aš tai nežinau, aš dar apmąstymus tokius, dar nežinau, šiaip labai faina. Dabar ką pabuvom, tai labai fainas patalps ir žmonės atrodo tokiai faini, tai kariškė. Tai vis dar apmąstymus, bet nieks nežino, ką bus. Daug ko gali pritaikyti, labai daug. Gali pritaikyti tam patį topografiją, geografijos pamokų, nuimti kažko, nežinau, azimutus visokius, koordinats, kokius nustatyta, kažko, surasti kažko. Išen pritaikyti tiek pamokos. Kam? Mokam skelti ugnį. Svarbiai skelti, vis, deg tai deg. Esu aš iš Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus, aš esu 9-okas. Mes mokomės karybų, pas mus būna dažniausiai gimnaziniam klasėm antradieniais, ketvirtadieniais būna karybos. Tai būna 2 pamokos, kur arba vyksta rikiuotė, arba topografija, arba ryšiai visokie, kas susijęs su kariuomenė. Ten mišką einam žygiai, o nuo 5 iki 8 klasės pirmadieniais, trečiadieniais vyksta tas pats karyba. Gimnaziniam klasėm pirmadieniais, trečiadieniais privalomi būreliai turi būti. Tai pavyzdžiui, pas mus yra futbolo būrelis, yra amerikietiško futbolo būrelis, krepšinio, tinklinio, bokso, sporto salė yra. Man labiausiai patinka rikiuotė
arba ryšiai, arba topografija. 3 smagiausi dalykai. Nes per topografiją einam į miškus, mes mokinamės, o per rikiuotę su komandos, su klasės draugais labiau komunikuoji, geriau susibendrauji, viską geriau išmoksti su jais bendrauti. Galvoju stoti karo akademiją šičia, nes man tikrai čia pasirodė kolektyvas labai geras, čia tikrai malonūs žmonės, visai norėčiau čia įstoti. Tai mano planai po gimnazijos stoti į karo akademiją. Mes stipriausi iš visų! Mes stipriausi iš visų! Kadetai! Kadetai! Mes visi! Eisi visi! Išsiskirs! Pats geriausias nuotaikų, koks galbūt. Važiavom, sudalyvavom, nugalėjom. Kon jūs? Super! Mes laimėjom. Aš sakiau, ką imsi.